Prisijunkite prie Batchcraft platformos su ta paskyra, į kurią jūs pakvietė programos koordinatorius. Visi pakvietimai į projektus ir programas matomi pranešimų skiltyje paspaudus ant varpelio ikonos. Savanorius galite pakviesti iškart į visą programą. Spauskite ant veiksmai ir pasirinkite meniu Pakviesti žmonės. Įveskite savanorio elektroninio pašto adresą. Jeigu norite pakviesti iš karto daugiau žmonių, pasirinkite funkciją Pridėti daugiau vienu metu. Dabar laikas pakviesti žmogų į jo pirmojo ženkliuko misiją. Pasirinkite ženkliuką Proud Volunteer, paspauskite ant 3 taškelių kontekstinio meniu ir pasirinkite Pakviesti pradėti misiją. Galite įvesti vieną ar daugiau elektroninio pašto adresų tokiu pat būdu, kaip ir pakvietėte į visą ženkliukų programą. Asmuo gaus pakvietimą į savo elektroninio pašto dėžutę. Jei negavo, paprašykite, kad patikrintų ir spam dėžutę bei priskirtų Batchcraft EU prie saugių laiškų siuntėjų. Priminkite savo programos dalyviam, kad susikūrę paskyrą būtinai patvirtintų savo elektroninio pašto adresą ir galėtų naudotis visomis platformos galimybėmis. Tada rekomenduokite savanoriams parsisiųsti mobiliąją programėlę Badge Wallet, kuri veikia tiek Apple, tiek ir Android įrenginiuose. Tokiu būdu su Badge Wallet programėle savanoris niekada nepraleis svarbių pranešimų bei galės įgyvendinti misijas, teikti įrodymus naudojantis savo telefonu. Kai savanoris priims pakvietimą atlikti misiją, matys, ką reikia atlikti bei kokius įrodymus turėtų įkelti, kad ją įgyvendintų. Tada asmuo paspaudęs Pridėti įrodymus, juos pateikia, o mentorius gauna pranešimą į Badge Wallet programėlę bei platformą apie pateiktus savanorio įrodymus. Mentorius turėtų kuo greičiau įrodymus peržiūrėti ir juos patvirtinti arba paprašyti juos patikslinti. Savanoris tada gaus pranešimą į Badge Wallet programėlę apie išduotą ženkliuką. Prisijungus vartotojų sąrašą bei jų teisės šioje programoje galite pažiūrėti paspaudę ant meniu skilties Žmonės. Ten galėsite keisti teisės, pašalinti žmogų iš programos, rūšiuoti sąrašą pagal gautus ženkliukus, pagal dar atliekamų ir nebaigtų misijų skaičių bei pagal išduotų sertifikatų skaičių. Skiltyje Įrodymai galite rasti visus vartotojų pateiktus įrodymus, kuriuos dar reikia peržiūrėti, o įrodymų istorijoje galite peržiūrėti anksčiau teiktus įrodymus apie misijų įgyvendinimą, jeigu norite šią informaciją panaudoti susitikime su savanoriu. Skiltyje Apžvalga galite lengvai peržiūrėti kiekvieno ženkliuko turinį, kas jį jau gavo ir kada, bei peržiūrėti visas organizacijas, kurios suteikia išorinį pripažinimą šiai pasiekimų programai. Skiltyje Naujausia veikla matysite visus veiksmus išrūšiuotus pagal datą, naujausi veiksmai bus matomi viršuje. Ataskaitų skiltyje galite sugeneruoti savo programos ataskaitą ir matyti, kas ir kiek yra gavę ženkliukų, bei kiek dar yra nebaigtų misijų. Forumas yra erdvė, kur programos dalyviai gali užduoti jiems rūpimus klausimus, o jūs galite pateikti atsakymus į šios klausimus. Skiltyje Pripažinimai matosi visos organizacijos, kurios suteikia pripažinimą šiai pasiekimų programai.